Labą dieną. Kiek matau, jūs turite čia knygų? Apie ką jos? Šios knygos? Labdien. Čia tose knygose visa išmintis ir praeitis, kuriuose rašo apie mūsų tikrą kraštą istoriją, apie mūsų užvadinimus, apie mūsų didvyrius, apie mūsų kultūrą, apie papročius. Tai tose knygose didelės žinias, kur mislijų biškiau, ką aš jau žinau, ir didelę norą, kad jūs vakale irgi jas perimtumėt, jeigu turėsit norą. O kokia jums mėgstamiausia šitą knygą? Mėgstamiausia be abejo yra Simono Daukanto istorija žemaitiška. Tai didelė, reiškia, daug išmintys čia yra užkonstatuota. Ir mislijų, kad kiekvienas žemaitis tokį knygą turėtų perskaityti, nors perversti ir sužinoti apie savo kraštą tikrą istoriją. O ką žinote apie Medžiokalnį? Istoriją gal, pavyzdžiui? Truputį apie Medžiokalnį galiu drąsiai pasakyti, kad tai pasikartosiu. Viena iš didžiausių šventyklų buvo, reiškia, Sarmatijos imperijoje. Nes Medžiokalnis priklausė šventajai giriai, kuri ėjo nuo Raseinių iki Šventosios. Ta šventoji dabar tebėda prie jūros. Medžiokalnį galimai gyvena mūsų deivės, kurios globoja žemaičių senovėje. Tai deivė Medeina ir deivė Žvėrų. Reiškia, ir nebereikala Medeinas gatvės užvadinims dar tebėra lėkis. Tos šventyklose buvo daug žmonės mokinami, kaip harmoninga gyventi. Ir šventyklo buvo keravojama ugnis. Vaidilotis ugnis saugoja. Ir saugoja ugnį dėl to, jeigu pas tavęs prieš 1000 metų pečius užgesa, ne? Tai tu jau, pramiegoja, su gaspadeniu jaunas, apsikabėnis naktį buvo, užmiga. Atsirėja keli rytą koknių užgesu, į to kepurį nusijėms lėk pas Vaidilotis, saka, dėkit kepurį man žarėjų, koknių užgesu, Tai prasineždavo namį ir jis pūsdavo vėl iš naujo pas savęs ugnį židinį. O gal žinot, kaip Kražių miestelis susiformavo? Mislijų, kad Kražių miestelis formuosias dar daug. Man tas yra didelė apmaudo, kad pabėgat jūs jauniams iš to Kražių, jūs tėvelė ir ta. Reiškia, apie Kražių rašytinius šaltinius, visi peizavo, kad 1250 metas buvo. Bet aš drąsiai rankų pridūšis galiu pridėjęs pasakyti, kad Kražiams kokį 6000 metų. Bet mes gyvenam tokio vieto, kur daug saulės, daug drėgmės, reiškia, ir tik tas akmenyse ir molį šlek, kur 2-3 metrų gylį po mumis gal gyvena senuoji Kražių gyvenime. Tai buvo, kur žmokėlė toks kapjus gamena, stalo įrankius, medžioklės įrankius, buities įrankius, kėtis, pavyzdžiui, ir stalelį, Bet ton dalyką mes tik tas galim rasti 2-3 metrų gylį. Iki to, mes nesikasam. Aš nekalbu, kad žvejybos įrankių didelė ąsočia buvo, kadangi Dausyno ežeras buvo. Dausas žmogėliams buvo. Tai Kražių istorija tikroji turėtų prasidėti nuo 6000 metų, nors ant sakytų, bendruomeninė pirmykštė santvarko gyvena žmonės. Bet они gyvena tokioj santvarko, kur viens už kitą galvą gali. Suprantat, buvo vienybė. Pirmas vaikas gimė, anu aprengė. Ir kai gimė 15 vaikas, anu aprengė to pirmagimį prieš 15 metų gimus. Ir šeimo buvo tokia darna, toks. Viens už kitą, dėl to, kad rūbą turėjai pirmasis gimis ir paskutinis gimis. Tom pačiu rūbą buvo, on turėjai šeimos energiją. Taip ir didelį šeimos energiją. O tokie dalykai buvo. O gal prisimenat savo liūdniausią istoriją iš vaikystės? Jau vienas iki sakė, aš čia nepasakos, ką brolį peršnukė. Negera tam. O linksmiausia tada? O linksmiausia. Pačią linksmiausią. Toj mokyklo, kad mokėmės su savo klasiok šokom, antram aukštį būdavo šokėje. Aš turėjau per kleiną ištėm, toks buvo šokis, mergėts, tą pačią pasėmiau roks, pro kleiną iškišau ir anant tempiau. Ir dabar misliui ten lietuvių kabinės buvo. Jau eina kakalis su kulniukas į ton sceną, kur vadinas Doris, tą pirleką kulniuką, licėjus toks buvo, tad lets buvo atsitikę, toks jau. Ką žinote apie Kražių kolegiją? Kadangi man, kai išmokiaus tavo metų būdams, buvo toks Edvards Drimeiks, buvo iš Valtavojus parašyta apie Kražių kolegiją, reiškia didelį referatą, 40 lapų, dar jaučiu kur nors goli pas manęs. Reiškia, tai galiu pasakyti, kad Kražių kolegija 1616 metas tikėtina, kad buvo įkurta.
Tarp kitko, tas Jonas Karolis Katkevičius ir buvo Kražių kolegijos fundatorius. Kada jėzuitus išvėjo iš Anglijos, dėl to, kad ten norėjo padaryti perversmą, nuversti Anglijos karaliaus Triton sostą, jėzuitai atsikraustė į mūsų kraštus. Ir jie pradėjo vykdyti savo, aš drąsiai sakau, blogą veiklą ir per anų veiklą mes užmiršom savo praeitį, buvo išžudyti žinia ir panašiai. Bet kitavėriams, Kražių kolegijos atsiradėms, jos egzistavimas buvo pažanga. Dėl to, kad žmogelė mokinos raštą, reiškia, ani pažino, sąlyginai praeitį, turėjo įsilavinimą, galėjo vadovauti toliau grįžint namuos, ūkiams, valstybė, gauti kažkokias pareigas ir išlieka žmonėms. Man didelė smagu, kad jums, reiškia, ne tik, kad, reiškia, tas buvo Katkevičius, bet kad toks Sarbievijus Mokėna, Kražių kolegijo. Tai buvo vienas iš žymiausių Europos, reiškia, mokytojų ir tų, poetų vadinkė. Ir Sarbievijos buvo tokie žodė, kad man sulaukė amžiaus, kai aš mirsiu, kad ant mano kapą būtų užrašyta. Čia ilsisi paskutinis Sarmatijos Dainius. To dalyk neliek padaryti, žinams, kur buvo palaidos. O šiaip tai Kražė ir tiek kolegijas, tiek, reiškia, gimnazijas reikalas daug garsių žmonių išaugė. Reiškia, aš jau minavojau, kad tai sukilimuose per 21-63-4 dalyvavo, Kražių skerdienis buvo. Ir jaučiu, kad dar iš jūsų išaugs daug iškilių kražieškių, kur drąsiai žmogelė sakys, žiūrėk, ant iš Kražių, eik tu savo, kažką pažįstu, mokinomės suolį. O dabar prezidentas nebesižne. O taip, tokį dalyką galbūt. O ką žinote apie Kražių skerdynės? Trumpai. Trumpa, tai čia viskas aišku. Norėjai, reiškia, ton dabartinį bažnyčią paimti, ko gero padaryti cerkvę ir nukelti tuos visus tikinčiusius į anon bažnyčią, kurios nebėra jau ant Vytauto kalną. Žmogelė nesuteka didelė. Kažkoks neprietėlis nusiunti žinią įvarinius carą kazokams. Jis suprato, kad tai buntavo Žemaitė. Kazoką buvo paėdin, bet sako, juojam, žinau. Jie atjuoja su nagaikom. Tim Žemaitėms, kurį ne iš anos bažnys sienom, biškioks trienas pakasi, žinau, tarp subotagą, žinau. Skaudė pakasi, žinau. Ir kas įdomiausia, kad tada Kražiai išgarsėjai toj carinėje Rusijoje ir išgarsina ir Žemaitėje, ir Lietuvą. Kadangi tus nukentėjusius Kražių žmonės gynė patys garsiausi carinės Rusijos advokatą. Ir daugelis žmonių buvo pakeista, reiškia, tremtis ten 25 metams, sumažinta iki 5, kiti netgi paleisti buvo, žinau. Bet tai buvo įrodymas, kad Žemaitė vis tik, jeigu nusistatė, viskas oni turi savo pasiekti, žinau. Nesvarbu, ten kazokų šeims, ar tūkstantis, ar ten Maskuolę išsakant, ar ne vis tiek įsikėbinė, tu bažnyčią laikys, tam meldės, nors gavo per koprą, per strėlus. Ačiū už informaciją. Malonu buvo. Malonu, man ir didelė malonu, sėkmės tavo.